atsitrenkė į Jantę Tomičių Mantas Kalnietis. Varžovai po to užbaigė greitą ataką, bet jau šeštadienį pasaulio krepšinio čempionatas. Man nereikia nieko sakyti, nereikia sakyti, kad Mantas Kalnietis yra pagrindinis Lietuvos rinktinės žaidėjas ir kad vaizdelis tą, kurį mes matome, nedžiugina niekieno iš mūsų, yra suprantama be kalbų. Ir štai tokia Jono Kazlausko reakcija. Tikėkime, kad viskas bus gerai. Mantas Kalnietis yra išvedamas iš aikštės. Lydimas Kroatijos krepšinio sirgalių aplodismentų, tačiau vargu ar jie mus guodžia. Jadovičius bando sužaisti 2 prieš 2, atmeta kamuolį Mirza Teletovičiui ir Mirza Teletovičius pataiko dar kartą iš toli. Tiesiog ant bangos Mirza Teletovičius ir ne tik tai šios dienos rungtynės, bet ir visas Europos krepšinio čempionatas kabo ant plauko. Na štai čia Mirza Teletovičius savo stiklėje pataiko iš 8 metrų ir didina Bosnijos ir Hercegovinos persvarą iki 8 taškų į kitą etapą. Štai čia iš esmės ir vyksta Lietuvos rinktinės ketvirtfinalis. Mirza Teletovičius iš 9 metrų pataiko tritaškį, kuris dar labiau paskatina Lietuvos rinktinę. Ir prieš tokius tritaškius, aišku, nieko nepadarysi. Minutės pertraukėlės, prašo Jonas Kazlauskas. Jadovičius. Šautalas meta iš 3 taškų zonos ir pataiksta 2 taškai bus įskaityti, tačiau niekas prie šautalo neprišoka. Ir Lietuvos rinktinės laivas krypsta vis giliau. 58-74. Lavrinovičius rodo ramiai vyrai, žaidžiam ramiai. Minutė 20, Kleiza iš 3 taškų zonos, taiklus Lino Kleizos metimas. 67-74. Kalnietis prašė kamuolio, bet negauna jo. Martynas Pocius laiko kamuolį ir iš tikrųjų galbūt ir teisingai. Linas Kleiza iš 3 taškų zonos, jo metimas taiklus Lino Kleizos tritaškis. 70-76. Galima praleisti tritaškio. Viskas dabar nuo šito tritaškio priklauso. Mirza Teletovičius meta iš toli ir nepataiko. Na bent jau šį kartą iš tų 8 metrų jam pataikyti nepavyksta. Lieka 60 sekundės ir Lietuvos komanda. Gero turėtumėm pamėginti užmiršti viską, kas čia buvo sunku, negerai ir ne taip. Esu patenkintas šios dienos rungtynėmis, ta nuotaika, kuri vyravo aikštelėje, tuo darbu, kurį atliko vyrai, tuo stengimuose. Aišku, tai yra dar tik tai didelio kelio pradžia, draugiški susitikimai, daug kas stringa, daug kas taisytina, bet ta nuotaika, kaip vyrai stengiasi, tai nieks negali pasakyti, kad, sakykime, jeigu ir nepasiseks, kad mes nesistengiam, kad neatidavėm jėgų, tai yra skatintina ir tai yra labai gerai. Mantas Kalnietis, 2 taškai iš po krepšio Lietuvos komanda. Geras perdavimas po krepšio iš viršaus. Lengvas net ir tokiems super talentingiems krepšininkams kaip jis. Pražanga puolime, kamuolys atitenka Lietuvos komandai. Pusfinalyje. Linas Kleiza, galimybė jam. Ir išnaudoja ją Jonas Mačiulis. Taiklus metimas iš 3 taškų zonos. Lavrinovičius prieš Ažinsą. Sudėtinga dvikova, tačiau laimi ją Dariušas Lavrinovičius su komandoms. Linas Kleiza iki galo prasiveržė ir įveikia Damiro Markotos gynybą. 2 Lino Kleizos taškai. Kalnietis gražiai įmeta kamuolį Jonui Valančiukui. Iki pirmo ketvirčio pabaigos Renaldas Seibutis. Metimas pražanga, 2 taškai ir dar vienas baudos metimas. Savo komandoje naudingiausias turnyro žaidėjas ir čempionate Mantas Kalnietis. Dar vienas puikus perdavimas ir tiesiog išnyksta. O dabar mėginsim su viltimis patekti į kitą etapą. Jonas Valančiūnas, na pagaliau. Toks perdavimas, po kurio puikus perdavimas po krepšio prie Kšištofo Lavrinovičių. 12 taškų. Mojino Bogdanovičiaus sąskaitoje. Ilgas perdavimas Linui Kleizai. Ir kokia Lietuvos komandos ataka.
Gero įėjimo į aikštę kelioms minutėms ar keliolikai, nesvarbu, reikės. Mantas Kalnietis neišsigando į savo blogo. Na ką, dabar jau galima. Va taip. Jonas Valančiūnas tvarkosi sėkmingai baudos aikštelėje ir tai yra įrodymas, jog šiandien Lietuvos komanda gali laikytis topas. Jesenicose šeimininkauja ir ne tik aikštelėje, bet ir tribūnose taip pat. Donatas Motiejūnas, lietuvių, Lietuvos komanda Europos krepšinio čempionato finale. Lietuvos rinktinės krepšininkai nusivalė ašaras ir jau atrodo pradedantis šypsotis, kyla ant sidabro medalių pakilos. Tai tie 12 krepšininkų su Jonu Kazlausku ir Gintaru Krapiku ir visa komanda priešakyje iškovojusi Lietuvai sidabro medalius. Antras sidabro medalis Lietuvos rinktinės kolekcijai. Ir aišku, yra didelė dalis kariaunos, kuri kitais metais toliau tęs šios kartos kovą ir medžioklę dėl pačių aukščiausių vietų.